Sveiki atvykę į pirmo sezono antrą seriją Sportuok su manimi. Su jumis Andrius Judickas ir važiuojam su antru sporto klubu. Pradėsim nuo viršaus, kadangi sporto klubas yra per daug aukštus, ir trumpa sporto klubo apžvalga iš antro aukšto. Ganėtinai daug įvairių visai neblogų treniruoklių, naujų, tokių dar nebuvau bandęs. Ganėtinai kokybiški, geri, bet pačios esmės, pačios tos štanginės, kačialkos, tai vėlgi nėra, daug daugiau kardio treniruoklių. Ir leidžiamės į pirmą aukštą, Šiandien prieš sportą buvau papildų parduotuvėj, nusipirkau pre-workoutą. Skonis buvo tik vienas, Coca-Cola. Tikrai šlikštų, bet reikėjo pabandyti. Tai visai neblogas pre-workoutas, visi klausia, are you alright? Sakiau, tikrai taip. Vėlgi, buvau čia vienas iš tų, kur parodė, kaip reikia sportuoti. Kardio treniruoklių vėlgi yra beprotiškai daug. Koks, ką žinau, gal 30 visokių įvairių, visokių. Pačios kačialkos nėra daug, bet užtat labai daug įvairios motyvacijos. Šalia viskas labai šalia. O šalia aš turiu galvoje viskas. Pavyzdžiui, persirengimo kabinoje yra viskas viename, kaip kokia sporto salė atvira. Tai ten yra ir persirengimo kabinos, ir dušai, viskas atvira, ir tie patys tualetai irgi perskirti labai ploną tvorelę. Viskas atvira, tai vienas lengvinasi, o kitas pilasi vandenį iš kriauklės. Arba maudosi po dušu, viskas. Gal dušų nefilmuosiu, tiek to. Sporto klubas vadinasi Oasis Sport Club. Labai platus sporto tinklas šiandien. Kažkas tokio, kaip pas mus Impulsas gal. Tai tiek trumpai. Bandysim toliau kitus sporto klubus. Ir šiandien tiek. Iki kito karto.